Blogas dujų pasirinkimas gali visiškai sugadinti tavo suvirinimo siūlę. Didelis įsitaškymas, nestabilus lankas, blogas suvirinamumas, viskas ok. Žiūrėk šitą video iki galo ir paaiškinsiu, kokias dujas reikėtų pasirinkti tau. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, suvirinimo mokytojas Tomas, ir šiandieną ketinu jums pristatyti dažniausiai suvirinime naudojamas dujas, tai CO2, MIX bei argonas. Tai papasakosiu, kada, kurias naudojame ir kam jos yra skirtos. Na ir pradėsim tikriausiai nuo pačių paprasčiausių suvirinimo dujų, tai CO2 arba dar kitaip vadinama angliarūgštė. Tai CO2 dujas ne tik apsaugo mūsų suvirinimo siūlę, bet ir dalyvauja pačiame suvirinimo procese. Kaip jos tai daro? Tai CO2 dujos daro mūsų lanką kaitresniu, kas pagerina mūsų įvirinamumą. Tai pačios CO2 dujos naudojamos MIG-MAG suvirinimo būdui. Ir su jomis galima virinti juodą, paprastą konstrukcinį plieną, aliuminio ar nerūdijančio mes su jomis nepavirinsim. Kaip ir minėjau prieš tai, jos dalyvauja pačiame suvirimo procese, dėl to turim geresnį įvirinamumą, bet dėl to turime ir daugiau tiškalų. Taip pat norėčiau paminėti, kad tai yra pačios pigiausios suvirimo dujos, su kuriomis tikriausiai net ir paprastas vartotojas susiduria kiekvieną dieną. Ką turiu omenyje? Tai pati angliarūgštė dar yra naudojama ir gazuotų gėrimų gamyboje. Tai šiuo metu aš turiu negazuotą mineralinį vandenį ir keliaukime pasidaryti jį gazuotų. Tai pradžiai mums reikėtų prasigręžti skylę, kamštelį, tokio padydžio kaip ir mūsų šlangutė prijungta prie reduktoriaus. Tada reikėtų prasikišti mūsų šlangutę pro mūsų kamštelį ir prasitraukus mūsų šlangutę, kišam ją į vandenį. Tai dabar jau įsikišame šlangutę į mūsų butelį ir atsisukam angliarūgštę, taip leisdami vandeniui ją prisisotinti. Kol mūsų vanduo sotinasi angliarūgštę, noriu pasakyti, kad namuose to nedarykite. Kadangi vėlgi tai yra slėgis, suspaustas oras, visko gali nutikti. Tai parodo lygiai kaip kokią nors chemijos ar fizikos pamoką, bet stenkitės to patys namuose neatlikinėti. Tai užsigazavome savo mineralinį vandenį, galiu pasakyti, iš tikrųjų gausi tikrai neblogai. Super. Žinoma, to nerekomenduočiau daryti namuose, kadangi ši angliarūgštė yra techninė ir jinai neskirta maistui ar gėrimams gaminti. Tam mes turime maistinę angliarūgštę, šita skirta tik tai suvirinimui. Kaip atpažinti, kur yra angliarūgštė, o kur yra kitos dujos? Tai būtent CO2 dujos visą laiką bus pažymėtos pilka spalva. Tai absoliučiai visas mūsų suvirinimo balionas visą laiką bus pilkas. Ne su žalia, ne su raudona, ne su mėlyna spalva, visas pilkas. O dabar keliaukime prie kitų dujų, tai mikso dujos. Tai mikso dujos. Ir tikriausiai, kaip pavadinimas leidžia suprasti, tai yra dviejų suvirinimo dujų mišinys. Žinoma, tų mišinių gali būti tikrai visokių, argonas, helis, kokių tik norite. Bet šiandien kalbėsime apie dažniausiai naudojamas argono ir CO2 mikso dujas. Tai mikso dujos. Kodėl jos mikso ir kam jos aplamai yra skirtos? Tai mikso dujos yra dėl to, kadangi didžiąją jų dalį sudaro argonas, o likusi dalis mūsų CO2. Skirtos jos yra tam pačiam juodam konstrukciniam plienui, bet su jomis jau galime virinti ir nerūdijantį plieną. Jos naudojamos MIG-MAG suvirinimo būdui, o jas atpažinti galime iš šviesiai žalio viršaus. Tai jeigu CO2 dujose turime pilnai pilką balioną, čia turime šviesiai žalios spalvos viršutinę baliono dalį. Tai argonas šitame dujų mišinyje atsakingas už stabilų lanką. Tuo tarpu likusi CO2 dalis atsakinga už gerą įvirinamumą.
Žinoma, čia nereikėtų daryti klaidos ir nesumaišyti mikso su gryna angliarūgšte. Kadangi gryna angliarūgštė tikrai pasižymi žymiai geresniu įvirinamumu, tačiau, kaip ir minėjau prieš tai, po jos lieka daug tirškalų, ko mes išvengiam su mikso dujomis. Tad jeigu ieškote geresnės, švaresnės sulės, gal ne geresnės, bet tiesiog švaresnės sulės, lengvesnės suvirinimo, imkite mikso dujas. Jeigu ieškote geresnio įvirinamumo, virinate storesnius metalus, rinkitės angliarūgštę. Na ir paskutinės dujos, apie kurias šiandieną šnekėsime, yra grynas argonas. Ir tai jau yra inertinės dujos, jos visiškai nereaguoja su mūsų lanku, o tiesiog apsaugo mūsų suvirinimo zoną. Tai argonas yra skirtas virinti tigų beveik visais atvejais, bei migmagų skirtas virinti tik tai aliuminį. Tai nereikėtų maišyti, tai nėra kažkokios universalios dujos, jos skirtos virinti tik tai tigų ir migmagų aliuminį. Jie atpažįstam pagal tamsiai žalią viršų, kai CO2 dujose turim pilnai pilką balioną, mikso dujose turim pilką balioną su šviesiai žaliu viršumi, čia jau turime tamsiai žalią viršų. Ir dar reikėtų paminėti, kad tai yra pačios brangiausios suvirinimo dujos. Dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti apie visas dujas, tai reikėtų laikytis tam tikrų saugumo reikalavimų. Kadangi visi šie balionai yra užpildyti 200 barų slėgiu, reikėtų stengtis jų nenumesti, visą laiką laikyti tiesiai ir visą laiką būti prisitvirtinus. Jeigu kažkur vežiojatės, visą laiką kažkokiam grandinėm prie aparatų arba tiesiog stengtis su jais elgtis atsargiai. Kitas dalykas, nereikėtų jų prisikvėpuoti, kadangi didžioji dalis dujų yra sunkesnis už orą, tai gali įstumti jūsų orą iš plaučių, na ir vėlgi tai yra tam tikros ganėtinai negeros pasekmės. Tai stenkitės dirbti gerai ventiliuojamoje patalpoje, balionų nemėtykit, jie visą laiką turi būti status ir vėlgi saugumas pirmiausia, tai labai į tai atkreipkite dėmesį. Na ir apibendrinkim visą šį video. Tai CO2 dujos pigios, geras įvirinamumas, tačiau turim tirškalų. Tuo tarpu mikso dujos, gražesnė siūlė, mažiau tirškalų, tačiau truputėlį brangesnės dujos ir mažesnis įvirinamumas. Na ir žinoma, argonas yra skirtas virinti tik tai tigų bei migmagų tik aliuminį. Na ir čia, kur ir pradėjom, čia ir užbaigsim mano šiandienos video. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Norėjau tiesiog paprastai ir aiškiai pristatyti pagrindinės 3 dujas, tai labai nesiplėskime, kadangi tikrai tų dujų yra labai daug. Komentaruose parašykite, ką norėtumėt pamatyti ateityje, gal turit kažkokių pastebėjimų, klausimų, klauskit, viską atrašau ir viskas. Pasubscribinkit mano kanalą, palaikinkit šitą video bei iki kitų kartų. Čiau.